Simona, ar yra įprotis, kurį darai grinai dėl wellness, sveikatos, bet iš tikrųjų visiškai jo nemėgsti? Taip, Kas tai yra? fastinimas. 36 valandos visiškai tik ant vandens. Kiekvieną savaitę. Kada darai, kokias dienas pasirinki? Priklausomai nuo to, kiek darbų turiu, sportuoju ar nesportuoju. Jeigu sportuoju tą dieną, tai tikrai nedarau. Bet po sporto dienos pasidaryti 2 dienų pertrauką, pusantros paros visiškai nieko nevalgyti, geriant tik tais vandenį ir tuomet pusę paros pasilsėjimas ir tuomet jau galėjai sportuoti. Tai žodžiu, taip darau 4 mėnuo. Daraisi kažkokius hormonų tyrimus? Aš ne dėl svorio visų pirma tą darau, o dėl imunitės. Dėl imuninės sistemos. Kad atsinaujintų. Pagrindinė darai dėl ląstelių atsinaujinimo ir imuniteto Stiprinimo. Tik tai vienas dalykas, ką pradedi jaust, kad po 24 valandų staiga tau atsiranda labai daug energijos. Organizme pradeda gamintis visi nadai ir taip toliau, kas suteikia tau energijos. Manau, visame kame turi būti balansas, reikia jausti save, stebėti save ir žiūrėti, ar tau tai tinka ar netinka, nes ne visiems galimai tai tiks. Kaip dažnai vartoji papildus ir tavo top 3? Kiekvieną dieną. Aš esu papildų karalienė. Aš irgi. Topai galbūt vitaminas C, amino rūgštis būtinai ir kolagenas. Koks tavo didžiausias malonumas, kuris tikrai nėra sveikas? Cukrus. Turiu 2 mėgstamiausius saldainius. Fortūna ir miglė. Aš tiesiog, negaliu be jų. Ir labai mėgstu šakočius. Ir dar labai mėgstu cinamoninės bulkutes. Bet iš esmės kiekvieną dieną naudoju cukrų, bet ne pridėtinį cukrų. Tai yra vaisiai, tam tikri desertai, kuriuos aš pati darausi. Gauni to cukraus, tik jis yra nepridėtinis. O jau pridėtinis cukrus tai yra toksai, kaip sakau, nuotaikai pasigerinti, savaitgalį paįvairinti. Koks nuobodus mano gyvenimas. Kokia sveikatingumo tendencija tavo nuomonė yra visiškai pervertinta? Miško maudynės. Naujas trendas, O, geras. kur vedliai surenka grupės ir veda juos į mišką. Ten jie atlieka įvairius pratimus, uždavinius, bendrauja, kalbasi. Ir man tai atrodo, kad tai yra visiškas akių dumimas, nes į mišką pasivaikščioti porą valandų mes kiekvienas galime. Žmonės tikrai registruojasi ir tai kainuoja apie 400–500 eurų grupiai. Yra overrated ir aš tikrai nerekomenduočiau. Į didelę gražią dovaną, prišaka spinėliais ir pardavinėja. Ką pasakytum savo pačiai apie odos priežiūrą, jeigu tau būtų 18 metų? Mažiau dažyk akis tušu. Nes taip pasidažydavau, žinokit, kad dabar, kai atsisuko atgal, galvoju. Kokio maisto visada yra tavo šaldytuve? 3 produktus, kurių visada rasi. Grikių. Vat ateisi ir rasi. Grikių visada. Avižos, jogurtas natūralus be jokių priedų. Jeigu